Na, o dabar savaitės klausimas. Rytoj minima pasaulio cepelinų diena. Tad šią savaitę kolegos praeivių gatvėje klausė, kokie yra jų mėgstamiausi tradiciniai patiekalai, kaip dažnai juos gamina. Apie tradicinių patiekalų kilmę pasako ir lietuviškų patiekalų restoranų vyriausiasis virėjas. Dėmesio ekranus. Labadiena, ar galima jūsų paklausti apie tradicinius lietuviškus patiekalus? Ar turit mėgstamiausią savo tradicinį lietuvišką patiekalą? Lietuvišką patiekalą, tai kad gal nelabai konkrečiai kažkokia tai. Aišku, cepelinai, nors nelabai jie lietuviški yra. Cepelinai yra atkeliavę iš mūsų kaiminių šalių. Tai vieni šaltiniai sako, kad iš Lenkijos, kiti sako, kad iš Vokietijos. Bet mes dirbame su kulinarijos paveldu ir jų ekspertai taip sako, jeigu patiekalas yra Lietuvoje jau naudojamas plačiai daugiau nei 100 metų, tai jis yra lietuviškas patiekalas. Kiek suvalgot vienu kartu cepelinų? Priklauso nuo to, kokio dydžio yra, tai nežinau, 3-4 galbūt. Cepelinų vieną, bet praeina kelios valandos ir vėl galiu valgyti. Dabar tai jau nedaug, o jaunystėje tai buvo tai ir po 6, po 7. Šiaip 2. 3 kokius. Jūs? Vieną, 2, 3. Nemėgstama kažkokį patiekalą, kurio nevalgytumėt lietuvišką. Iš lietuviško vedarai tikriausiai. Kodėl? Nu, vat nežinau, savotiškas dalykas. Kol nežinai, iš ko darosi, tai tau skanu. Bulviniai vedarai, jeigu kalbam apie bulvinius, tai yra būtent tikrai lietuviškas patiekalas. Taip pat turime vedarų ir kraujinių, kuriuos gaminame iš kruopų ir kraujo. Būna balti šaltibarščiai, kurie gaminami tiesiog su agurkais ir žolėmis. Raudoni yra gardinami su burokėliais. Anksčiau buvo dedamas ir burokėlių rasalas, tai kai burokėlius raugia tas skystis natūralus, jis duodavo rūgštį. O jaunimas, kaip galvot, neužmirštų tradicinių patiekalų? Vis labiau pamiršta, manyčiau. Nes visi perina į itališkas makaronus ar salotas kažkokias, vegetarizmas. Kai jie nuvažiuoja į užsienį, tai jie parodo, ką jie turi, nes jiems tas yra. Va, ir manau, kad ir nepamirš, aišku, kad nepamirš. Į pilną literatūros Google, ką nori.